Savaitgalį Latvijoje nukritęs rusų dronas. Dar vienas pavojaus signalas raginantis NATO sąjungininkus imtis aktyvesnių veiksmų apsaugant savo oro erdvę. Mėly kolegos, darysime spaudos konferenciją. Lietuviškai sakysiu. And if I may add fully. Okay. Thank you. Iki šiol dažniausiai apsiribodavom pasipiktinimu. Man rodos, kad ateina metas turėti tikrai išsame diskusiją ir pradėti kalbėti apie tam tikras raudonasias ribas. Kad Rusija žinotų, kad NATO teritorija yra apsaugota, kad mūsų žmonės bus apsaugoti. Oro gynybos stiprinimas ir leidimas tokius įskridusius objektus numušinėti taip pat yra svarbus diskusijos elementas. Ir manau, kad tiesiog atėjo metas turėti tikrai nuoširdų atvirą pokalbį ir turėti sprendimus. Dėl to, kad tai yra ne tik tai valstybių klausimas, bet tai yra ir žmonių saugumo ir užtikrintinumo klausimas. We actually, the two of us and the Nordic Baltic group, I would say, have been for quite a while now discussing how we need to increase our mapping of these events, how that we cooperate, openly, but also through our different services to try to find out patterns, identify what is sort of not only background noise, but new trends, and to discuss how to respond to them. And we're not done, but it's definitely an important issue.